Labadiena, esu kineziterapeutė Vaida. Šį kartą papasakosiu, remiantis vėlgi savo turimomis žiniomis, patirtimi, literatūros apžvalgos duomenimis, moksliniais tyrimais, apie tokią temą kaip griuvimų pavojus vyresnėme amžiuje. Tai būtent tas griuvimų pavojus, tai būtų pasekmės, kurios atsiranda griuvimo metu, po griuvimo. Ir vėlgi, tokias pačias svarbiausias traumas aptarsime, pačias svarbiausias vietas, kurios yra traumuojamos, patarimai, kaip stengtis griuvimo metu sumažinti tą patiriamų traumų tikimybę, kaip elgtis jau pargriuvus ir kaip padėti kitam žmogui, kuris pargriūna, nes kartais net ir norėdami gero galime dar ir pabloginti situaciją. Visgi griuvimai, tai tikrai ypač vyresniam amžiui, yra labai rimta, pavojinga tema. Ir tam reikia tikrai ruoštis ir turėti informacijos, kaip elgtis, kad tik nepakenkti. Tai pradėsime nuo pasekmių įvardyjimų. Tai visiems aiškiai žinomos, matomos tos pasekmės yra dažniausiai fizinės, kada žmogus jaučia, kad čia po tos traumos jau įvyko problema, skausmas atsirado kūne, matoma ta problema, jaučiama ir mums visada yra aiškiausiai įvardyjama. Žvelgiant truputį plačiau, tai iš tikrųjų dažnai ir moksliniai tyrimai rodo, kad ne tik fizinė būna ta pasekmė, bet šalia fizinės yra ir emocinės pasekmės, kurios irgi ne ką daugiau žalos pridaro negu fizinės, jos yra visos tarpusavį susijusios. Ir tikrai ne po vieną veikia, ir po šių jau fizinių ir emocinių pasekmių lydi ir socialinės pasekmės, ir dar plačiau žiūrint yra netgi ir ekonominės, daugiau jau plačiau valstybės mastu žvelgiant. Tai visas šias pasekmes po vieną šiek tiek aptarsime, pamatysime, kad griuvimai tai nėra vien tik fizinė problema, tai yra žymiai plačiau, žymiai daugiau ir nukentėjimas nuo to yra tikrai labai labai stiprus. Ir pradėsime nuo tų aiškių, žinomų, suprantamų fizinių pasekmių. Tai visgi vyresniems žmonėms griuvimas kainuoja tikrai labai daug, tai ne tik traumos gali būti, bet dažnai tos traumos yra lydimos ir mirtingumo. Ir ypatingai didelis mirtingumas nuo patirtos traumos, tai yra nuo šlaunikaulio kaklelio lūžio, tai komplikacija dažniausiai išsivysto ir gaunasi net ir mirtingumas nuo to, didžiausias iš tikrųjų nuo šio sužeidimo. Niekada greičiausiai arba labai retai įvyksta, kad pats griuvimas iš karto būna mirtinas. Didžiausia tikimybė, kad visgi bus komplikacija ir tik tuomet įvyks mirtingumas, ir kuo žmogus yra vyresnis, tuo ta grėsmė yra didesnė. Ir iš tikrųjų, nebūtinai mirtis gresia, bet labai didelis dažniausiai gresia ir susižeidimas, labai dažnai tie kaulai įvairūs lūžta, dėl to gyvenimo kokybė irgi ilgai suprastėja, tikrai netrumpam laikui. Ir yra aišku ir tas procentas, kad tiesiog įvyksta ta trauma, kad atsiranda kraujosruvos, įvairūs raiščių plyšimai, sąnarių išnirimai, irgi ganėtinai baisios traumos, tačiau jos nesibaigia tai blogai. Sekanti irgi tokia problema, kad labai daug žmonių irgi patenka į ligonines, ir ta hospitalizacija tai būtent ir yra patekimas į ligoninę jau didesniam, stipresniam gydymui. Ir šis patekimas į ligoninę tai dažnai būna susijęs su šlaunikaulio kaklelio lūžiais, kurie yra ir ta mirtingumo priežastis labai didelė, nes dažnai tikrai gerokai vyresnio amžiaus žmonės susilaužo, kurie jau turi ir kažkokių lėtinių labai daug problemų, tai dėl to ta tikimybė ir didėja. Taip pat dažnai nukenčia viršutinės galūnės, tai yra rankos, ir būtent rankos nukenčia greičiausiai dėl to, kad žmogus dažnai griūna tiesiog instinktyviai, be jokių taisyklių, ir pirmutinė ta reakcija būna, kad reikia atsiremti ranką, save saugoti, ir ta ranka ne visada atlaiko, patiria mūsų kūno svorio atlaikymą, jeigu dar inercija yra. Ir pavyzdžiui, osteoporozės kokia tikimybė, kai kaulai retėja, tai tikrai tas lūžis yra toks irgi gan dažnas rankų, vien dėl kritimo ant rankų, ant delnų,
ant alkūnių, ant pečių ir smegenų vėlgi traumos. Tai irgi labai labai rimta problema, dėl kurios žmonės atsiduria į ligoninę, guli net ne vieną ir ne 2 paras. Ir tai vėlgi tas smegenų traumas įvyksta, kada griūnant yra sužeidžiama galva. Jeigu kritimas tiesiogiai ant galvos irgi tiesiog nespėjant jos pasaugoti, būna kartais griuvimai ir kai į daiktus įvairius griūnant galva atsitrenkiama. Ir vėlgi, tai čia labai labai tokios traumos rimtos, dėl jų labai dažnai žmonės ilgam atsigula į ligonines ir reikalauja medikų pagalbos. Šios problemos tokios ir ilgesnės. Ir iš tikrųjų vėlgi radau tyrimą vieną Olandijoje atliktą, kad po traumos pacientai nurodė, kad įvykus tokiai rimtesniai traumai, tai nebūtinai kažkokia labai labai sudėtinga ta trauma, bet net iki 9 mėnesių jie jautė žymų gyvenimo kokybės pablogėjimo. Tai reiškia, kad tikrai neužtenka pagulėti ligoninėje, iš jos išeiti ir jausimės jau gerai, visgi ta trauma, jinai lydi tikrai ilgą laiką ir taip greit nesibaigia. Ir apie ją tikrai neleidžia kūnas pamiršti. Ir visgi labai dažnai būna taip, kad vyresni žmonės atsigula į tą ligoninę ir atlieka visą potrauminę reabilitaciją, bet ne visada baigėsi taip efektyviai ir labai daug žmonių, apie 40%, jau tikrai to vyresnio amžiaus, po tos hospitalizacijos, po pirminio kritimo, atsidūrimo ligoninėje, jau reabilitacijos atliktos, patenka vėliau į slaugos įstaigas, nes visgi ta reabilitacija nebūna pakankamai efektyvi, žmonės labai nusilpsta, labai stipriai kūnas paveikiamas traumos ir tiesiog jau jiems reikalinga pagalba, jeigu artimieji nesugeba susitvarkyti, tai prireikia žymiai rimtesnės pagalbos ir tenka atsidurti slaugos įstaigose. Tai čia vėlgi labai labai svarbu, stipru, kad tos traumos paveikia labai stipriai gyvenimą. Ir dažniausiai vėlgi sužalojami riešo sąnariai, tai tie riešo sąnariai, kaip ir minėjau, greičiausiai dėl to kritimo ant rankos, žastikaulio kaulai vėlgi, kai ant rankos visa pagrindinė jėga, inercija ir kūno svoris, kada tik ant vienos, pavyzdžiui, tenka. Čiurnos sąnariai, vėlgi su čiurnos sąnariais tai tikriausiai kiekvienas iš mūsų esam patyrę, kad einam, pakrypsta pėda kažkur ir jau ten ta čiurna suskausta, pasitempiam raiščius. Tai vėlgi kritimo metu, tai ta čiurnos sąnario tikimybė patempti, susižaloti yra vėlgi labai didelė ir jeigu ypač jau yra buvę kažkokių traumų mikro, tai žymiai greičiau čiurnos sąnarys gali būti labiau pažeidžiamas stipresnio kažkokio tai griuvimo metu, nes tos traumos net ir mažos, mikro, jeigu ne iki galo būna išgydytos, jos tikrai bėgant laikui, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, tiesiog sugrįš ir duos priminimą, kad čia jau buvo įvykis kažkada. Taip pat kaklo slanksteliai sužalojami vėlgi to griuvimo metu, jeigu kažkur galva yra sužeidžiama, ir be abejo tas mūsų šlaunikaulis, kuris ir sukelia labai daug problemų, nes vėlgi ant jo griūnant, paprastai visi dažnai griūna būtent ant klubo. Ir ta fizinės pasiekmes tikrai yra aptariam, kad tikrai tokios baisios, skaudžios, gresia kūno sužalojimu, yra tikrai labai blogai, bet vėlgi jos yra kartu susijusios ir su psichologinėmis pasiekmėmis ir yra netgi išskiriamas terminas griuvimams vyresnio amžiaus žmonėms, tai pogriuviminis sindromas. Šis sindromas tai yra iš tikrųjų baimė griūti ir jeigu žmogus yra griuvęs, patyręs traumą, kažkokią labai sudėtingą, didelė tikimybė, kad jis bijos vėliau vėl griūti ir apribos savo įvairias veiklas. Ir nors dauguma griuvimų nesukelia tų sužeidimų, bet vėliau matysime, kad yra paradoksas, jog ir net negriuvus žmonės irgi turi šią baimę.
Ir vėlgi šis pogriuviminis sindromas tai grėsia tuo, kad žmonės bijo išeiti, bijo savo kūno, nepasitikėjimas savo jėgomis atsiranda, nes tiesiog tarsi galbūt ir suvokimas, kad ne visai tas kūnas klauso ir atsiranda priklausomybė nuo kitų ir ta priklausomybė vėliau pereina į įvairias socialinės izoliacijas ir gaunasi taip, kad užsisuka toks savotiškas ratas, nes dėl griuvimo baimės dažnai atsisakoma aktyvios veiklos. Tarkim, jau nebenoriu eiti pasivaikščioti, nes bijau, kad gal ten šiandien prastas matomumas, nugriūsiu. Arba tiesiog bijau į parduotuvę eiti, nes vieną kartą jau griuvau ten kažkur netoli jos ir bijau, kad vėl nepasikartotų. Ir patyriau dar kažkokį traumas, nebūtinai stiprios, jausmą. Ir iš to išsivystė tas sindromas, tačiau kad kai vengiam to vaikščiojimo, vengiam judėjimo, vengiam išeiti, tuomet sumažėja ir mūsų funkcinis pajėgumas, kūnas palaipsniui silpsta tarsi, mažėja jo galimybės, nes tiesiog jisai nėra naudojamas pakankamai, galbūt ten vaikščiojimas namuose, kieme savo, ne jisai vyksta, mažose erdvėse kažkur vyksta, bet jau toliau išeiti žmogui pasidaro baisu ir dėl to gaunasi tas užsuktas ratas, kad silpsta kūnas ir vėl dar labiau didėja griuvimų rizika, nes tiesiog tas kūnas nebemoka prisitaikyti ir jeigu išeisim vieną dieną kažkur nepažįstamoj erdvėj, ta rizika bus žymiai didesnė, nes tiesiog kūnas nebežino, kaip elgtis ir yra nusilpęs. Ir visgi ta griuvimo baimė, kaip minėjau, tai gali būti net ir žmonėms, kurie nepatyrė jokių sužalojimų, tarsi griuvo, bet nieko tokio, atsikėlė, ten nuėjo, tiesiog užfiksavo smegenys tą griuvimą, bet jeigu žmogus yra labai jautrus, jeigu jau žino kažkokių pavyzdžių, kaip ten yra įvykę, savikritiškas toks labai, turi kažkokių dar viduj baimių, tai tuomet nepasitikė galbūt savo kūnu, arba jaučia, kad jau kažkaip nebeklauso jis, tai tada ta baimė irgi lygiai taip pat išsivysto kaip ir po rimtos traumos, lygiai tos pačios problemos. Ir dar yra neseniai atrastas vėlgi toks punktas, kad netgi žmonės, kurie niekada nėra griuvę, kaip yra, bet tiesiog ilgą laiką negriuvę, jie irgi turi tą baimę, gali turėti tą baimę, bet vėl tai gali būti siejama ir su pavyzdžiais, kad kaimynas labai stipriai griuvo ir ten baisiai pasibaigė, aš gal ir negriuvau, bet jau turiu pavyzdį, reikia mokintis ir įsibaimina tiesiog smegenys, kad yra ta baimė ir reikia save saugoti. Tai iš tikrųjų, tos baimės tikrai nesibaigia gerai, mažėja raumenų jėga, žmonėms, kurie jau ir šiaip nebuvo labai stiprus ir gavo tą baimę, kur jau ten judėjimas ir tai buvo apsunkintas, tai jie iš viso pradeda mažai judėti, gal tik sėdėti, gulėti ir vystosi net ir raumenų atrofija, tie raumenys nyksta, kontraktūros atsiranda, jeigu nuolat vienoj padėty sėdi, tai tiesiog raumenys suspazmuoja, sustingsta ir nebeturi visiškai elastingumo, gali vystytis ir ortostatinės reakcijos, tai reiškia, kad jeigu aš guliu ir noriu atsisėsti, tai jau man tas judesys sukels galvos svaigimą, pykinimą galbūt, kažkokius labai nemalonius pojūčius ir visišką kūno nestabilumą. Taip pat trombozės grėsmė grėsia, bet jau čia tikrai mažai judantiems žmonėms, kurie tiesiog guli labai daug laiko lovoje, nes automatiškai, kuo mes mažiau judėsim, mūsų kraujotaka kūne prastės ir kraujotakos problemos irgi labai stipriai grės. Ir įrodyta iš tikrųjų, kad ta gyvenimo kokybė turint tą baimę yra labai reikšminga, jinai pradeda blogėti, apribotos įvairios veiklos, atsiranda didelė priklausomybė ir nuo kitų, nuo artimųjų ir jiems tikrai tai nėra labai smagu, nėra labai gerai ir ta baimė vėlgi griūti yra siejama su senėjimu, nes jau jeigu mūsų mažėja jėga, raumenys nyksta, tai automatiškai tai jau siejama ir
susenėjimu, kuris dažniau pastebimas žmonėms, kuriems jau daugiau negu 70 metų. Ir vėlgi radau čia vieną tokį tyrimą, kad 2015 metais Lietuvoje buvo atlikta tokia apklausa, kai buvo apklausiamos 65 metų ir vyresnės moterys ir yra nustatyta, kad net apie 90% tų moterų yra patyrusios traumą arba daugybinę net kažkokią traumą. Tai kad tikrai jau suprato, kad čia tas griuvimas gerai nesibaigė. Ir netgi 73% tų tyriamųjų vėliau teigia, kad joms išsivystė baimė griūti. Tai tikrai labai didelis procentas tiesiog buvo paveiktas to griuvimo ir vyko ne tik fizinė pasekmė, bet ir emocinė, psichologinė. Ir ką daryti, jeigu turime tą baimę griūti, kiekvienas galim apie tai pagalvoti, ar anksčiau turėjau tokių baimių, tarkim, galbūt nepasireiškia konkrečiai kaip baimė, gal kažkokia viduje nerimastinga ta nuotaika, kažkoks stresas mažas jaučiasi, jeigu reikia kažkur išeiti ir pagalvoti, galbūt kodėl jisai yra ir galbūt net atrasime, kad tai yra susijęs su ta baime griūti. Ir iš tikrųjų, ką daryti, jeigu ta baimė egzistuoja, tai labai svarbu teikti informaciją, kad čia tai būna, čia tikrai ne aš viena tai jaučiu ir kad tai yra labai didelė problema ir kartais būna, kad ta fizinis kūnas pasveiksta, bet viduj ta baimė egzistuoja ir ją lygiai taip pat reikia gydyti kaip ir savo fizinį kūną. Tai vėlgi tikrai reikia valdyti tą baimę, galbūt pasitarti ir su psichologais ar kitais sveikatos specialistais ir labai gerai padeda, tikrai yra labai įvairių daug tyrimų, kad reguliari fizinė veikla gerina tą pasitikėjimą savim, supratimą savo kūno, pajautimą, kad mes esam jo vadovai, kad mes jį valdom, kontroliuojam, o ne jis mus, susigrąžinti tarsi save į savo kūną ir ta baimė tikrai akivaizdžiai mažėja, nes mes jaučiam jį ir žinom, kaip galima sukontroliuoti, suvaldyti, pažinti. Taip pat labai daug teigiamų atsiliepimų yra apie vandens pratimus vandenyje, vandens fitnesą. Ir vėlgi, pavyzdžiui, salė, tai gali būti, kad žmonės, jeigu darom, tarkim, pusiausvyros pratimus ir žmogus jaučiasi, kad jis yra nestabilus, turi pusiausvyros problemų, dažnai ten griūna, užkliūna kažkur ir jisai gali turėti ir tą baimę, aišku, ir jeigu tai yra nesaugia aplinka, nėra kur šalia laikytis, nėra specialisto, kuris šalia prižiūri, tai ir ta baimė žymiai didesnė ir tikrai žmogus jaučiasi nesaugiai ir net nenori eiti į tą užsiėmimą ir darytų pratimų, nes tiesiog yra labai didelė baimė ir užsisklendžia ir nenori tobulėti. O vandenį tie pratimai, tai yra tiesiog gal kad saugu, nes jei ir krisim, tai tas vanduo išlaikys, tokia saugesnė galbūt terpė, vėlgi vyksta judesys, irgi tas pats kūno pažinimas, stiprinimas ir vėlgi, tai tie rezultatai yra geresni, nes tikrai tenka tikrai matyti, kad žmonės kartais bijo tų pusiausvyros pratimų atlikti ir jeigu nuvedi šalia sienelės, šalia kažkur sienos, atramos ir pati dar šalia būni, kad žmogus tiesiog jaustųsi drąsiau, tai ir tas atlikimas tikrai matosi akivaizdžiai, kad yra toks užtikrintesnis ir žmogus stipriau, geriau jaučiasi. Čia kaip ir kiekvienam tikriausiai iš mūsų būtų, kad jeigu jaučiam, kad kažko padaryti negalim ir galim dar ir nukrist, tai tikrai norisi maksimaliai save apsaugot, kad jeigu ką, tai būtų kažkur ta atrama ir pagalba. Vėliau vėlgi po visų psichologinių, fizinių pasiekmių ateina ir tos socialinės pasiekmės. Jeigu žmogus bijo, jeigu turi nukentėjimą didesnį nuo to griuvimo, tai laikui bėgant jisai vėlgi užsidaro, mažiau išeina į viešumą, mažiau susitinka su žmonėmis ir didėja ta socialinė izoliacija, nes tiesiog tas žmogus save saugo arba galbūt ir fiziškai nebegali išeiti. Tai laikui bėgant iš tikrųjų įvyksta toks atsiribojimas, aktyvumo socialinio sumažėjimas, jau ta priklausomybė nuo kitų didesnė
Ir labai dažnai atsitinka taip, kad va, dėl tų įvairių baimių nyksta raumenys, kūnas silpnėja ir labai greitai vyresnio amžiaus žmonės nusilpsta, tikrai labai nedaug laiko reikia ir tiesiog akyse gali sunykti. Ir tiesiog prireikia apgyvendinti slaugoj arba senelių namuose, nes jau ant tiek kūnas nusilpo, kad labai sunku atstatyti. Tai ta baimė vat, yra tikrai labai stiprus dalykas ir tikrai ne vieną paveikia dar ir reikšmingiau. Ekonominės vėlgi egzistuoja pasiekmes, čia jau valstybės mastu daugmaž žvelgiant, tai iš tikrųjų, tai įeina į sveikatos apsaugos sistemos išlaidas, žmonių griūna labai daug. Tai yra labai dažna patekimo į gydymo ir slaugos įstaigas priežastis, ypač žiemą, ten jau ne tik vyresnio amžiaus žiemą patenka. Ir iš tikrųjų matosi, kad ta gydymosi trukmė paprastai vyresnio amžiaus žmonių būna gerokai ilgesnė ir tikrai neužtenka dieną palaikyti ligoninėje, prireikia žymiai ilgesnio proceso, vėliau galbūt reabilitacijos. Ir ta senstanti visuomenė, ypač Lietuvoje, jinai egzistuoja ir labai stipriai egzistuoja ir pagal visus populiacijos demografinius duomenis, tai kasmet auga vyresnio amžiaus žmonių, kasmet auga vat, ir pačių tų griuvimų iš tikrųjų ir tai kainuoja valstybei pinigus. Ir vėlgi tie kaštai ne vienam žmogui, tai priklauso aišku nuo traumos, net ir pati ta mažiausia trauma jau įvardinta, kad jinai tikrai daugiau negu 100 eurų gerokai kainuoja, jeigu šlaunikaulio kažkoks kaklelis lūžta ar operacijos prireikia, tai tikrai siekia ir pusantro tūkstančio ir net daugiau, tai čia vienam žmogui, o jeigu griūna šimtai arba tūkstančiai, tai tikrai, tai didelė problema, kurią nori spręsti, matyti ir reikia spręsti ne tik mums asmeniškai, kad nepatirtumėm patys save saugodami, bet ir valstybės lygmenių tikrai irgi turėtų tuos žmonės saugot, ne vien dėl to gero tikslo, bet ir dėl to, kad sutaupytų ekonomikoje lėšų. Ir vėlgi, kaip save saugoti nuo tų kritimų, nes iš tikrųjų krentam, norim, nenorim, jeigu ten tobuliausią aplinką sukuriam, tikrai sumažinam tikimybę kristi, bet jeigu jau yra tas pavojus, silpimas kažkoks kūno, tai labai sunku išvengti ir vienaip ar kitaip, mažesniu ar didesniu mastu griuvimas gali įvykti. Tai kokios yra tos taisyklės? Iš tikrųjų nėra galbūt tokio pavadinimo kaip saugus kritimas, jis tikrai tokia loterija, kaip ten nukrisime, vienas gali kristi iš labai aukštai, bet nieko ten blogo nepasidaryto, kitas gali iš labai žemai, labai atrodo nekaltai, bet sulaukti labai didelių traumų ir labai prireiks didelio gydymo. Tai tokios kaip gairės, kaip bandyti, į ką svarbu atkreipti dėmesį griūnant, nes vėl galim griūti aukštyn, atgal nugarą, galim griūti žemyn veidų, galim griūti per vieną šoną, galim griūti per kitą šoną. Tai vėlgi, čia skirtingi tie griuvimo būdai, sunku juos ir kažkaip apibrėžti, nes tas griuvimas priklauso ir nuo situacijos, kaip ten, kur griūnam. Jeigu matom, kad ten prieki kažkur daug kliūčių, daug pavojingų vietų, tai tikrai negriūsim žemyn, griūsim atgal arba į šoną. Jeigu atgal žinom, kad pavojinga, vėl kažkaip bandėsim laviruoti. Aišku, tai yra sekundžių reikalas, jeigu mes nesitikim, kad griūsim ir tai staigiai įvyksta, tai iš viso, čia jau bereikia tikėtis, kad pasąmonė užfiksuos tam tikras žinias ir kažkaip bandys apsaugoti mus, nes yra vėliau irgi parodysiu tokį pavyzdį, kad galima bandyti mokintis griūti, bet kad ir kaip bebūtų, tai nėra tikrai 100% efektyvu. Ir kad tikrai jeigu išmoksim tobulai griūti per visus šonus, tai kada netikėtai užkliūsime, tai nereiškia, kad labai ten saugiai nusileisime. Tai vėlgi tie patarimai, tai labai svarbu kiek įmanoma labiau saugoti savo galvą. Čia yra mūsų centras, labai svarbi vieta ir jeigu jinai bus sužeista, tai tikrai kenties labai daug sistemų
Ir ką daryti krentant, jeigu jau pavyksta kažkaip prisiminti tą faktą, tai iš tikrųjų galvą reiktų, jeigu krentam atgal, ne galvą reiktų sulenkti į priekį, kad jinai nesivoštų pati pirma ant žemės, negautų to milžiniško smūgio, jinai turėtų jau kažkaip būti saugoma, kad nesitrenkt pakaušiu į grindis ir tam reikia nulenkt galvą, smakrą truputį pritraukti arčiau. Jeigu griūsim veidų žemyn, vėl tą galvą reiktų kažkaip atlošti ar šiek tiek pasukti, kad vėl nesivošti pirmu tuo griuvimu kakta, kad kakta ne pirma paliestų tą žemę, arba iš viso būtų geriausia, kad galva to žemės tai ir nepaliestų nei šonų griūnant, nei nugarą, nei priekiu. Taip pat labai svarbu saugoti savo galūnes, tai būtent riešus, alkūnės, kelius. Tai reiškia, kad jau kai griūnam, tai negriūt tiesiai ant alkūnių, kad pirma ta atrama nebūtų ant alkūnės, ar ten iš viso vienos būna, arba riešais, kad negriūt ant ten vieno riešo, ant tų smulkių sąnariukų nedaryto pirmo stipraus smūgio, kelių irgi, kad ne ant kelių tas pirmas prisilietimas įvyktų. Stengtis juos laikyti vėlgi kuo arčiau rankas, tarkim, savęs, kad vėl čia vieni iš tų paskutiniųjų vietų, kurios paliestų žemę. Aišku, vėl ten ant šono griūnant gali būti kitaip, bet vėl reikia visuomet stengtis, kad ta žemė paliestų pirmų kritimų tos pačios tokios minkščiausios vietos arba didžiausia ta atramos plotą užtikrinančios vietos, kad jėgos pats smūgis pasiskirstytų žymiai plačiau, kad ne į vieną vietą, ne tą vieną vietą žalotų, bet truputį plačiau, galbūt platesnė sužalos tas sritį, bet šiek tiek mažiau jėgos ir inercijos konkrečiai vienam taške susikaups. Ir aišku, nereikėtų reiktų kovoti, reiktų bandyti susibalansuoti, bet tikrai reiktų saugoti tas pažeidžiamiausias savo kūno dalis ir jeigu jau ten griūnam nugarą, tai bandyti tą visą smūgį paskirstyti tolygiai po kūną, tarsi netridentis, kad kiek įmanoma labiau tą smūgį sušvelninant. Vėlgi yra dar tas patarimas, kad mums reiktų kuo arčiau žemės būti. Jeigu krentam, turim stengtis kuo žemiau pritūpti, kad nekristumėm iš labai aukštai, tas smūgis nebūtų toks stiprus, nes kuo mes arčiau žemės, kuo, tarkim, mūsų sėdmenys yra, iš čia nekrenta, tai mano smūgis bus šiek tiek lengvesnis. Jeigu krisiu iš čia, jisai bus žymiai didesnis. Tai mes tuo pritūpimu, sulenkimu kojų, esant, tiesiog lėtai stengiantis priartėti prie žemės, mes sumažinsim tą tikimybę susižaloti labai stipriai ir paskirstysime daugiau smūgį po didesnę kūno vietą ir mažiau nukentėsime. Tai netgi sėdmenys stengtis kuo arčiau žemės priartinti, kad tiesiog nebūtų tas griuvimas labai iš aukštai. Ir aišku, labai svarbu nepanikuoti irgi. Nugriuvom, ne pirmą kartą tikriausiai, visi esam kažkada kažkur griuvę. Vyresniam amžiui tikrai tai yra sudėtingiau, stipriau gali veikti, bet labai svarbu nugriuvus įsivertinti tą situaciją logiškai, ar skauda, ar neskauda, gal neskubėti, net atsistoti, tiesiog jeigu negresia, ten traukinys kažkur net važiuoja ir mums nėra galimybės pasitraukti, tai tikrai įvertint, kas čia įvyko, ar susižeidžiau ir nusiraminti, nes jeigu mes stresuosim, tai tikrai visi aplinkui labai išsigas. Ir iš tikrųjų tą kritimą reikia, dėl kritimo tas gaires reiktų įsidėmėti, kad svarbiausia saugot galvą, rankų sąnarius, alkūnės, kelius, pečius ir kojų kelius ir stengtis tą savo kūną priartinti kuo arčiau žemės. Ir labai iš tikrųjų rekomenduotina, iš anksčiau gal pradėti mokintis tos technikos griuvimo. Tikrai žmonės, kurie sportuoja dziudo, aikido, dviratininkai gali būti, regbininkai, futbolininkai, jie dažnai netgi pradeda nuo to griuvimo taisyklingo technikų, kaip griūti saugiai, čia pati pirma dažnai būna
tema, kurią reikia įsidėmėti, kad nepatirt traumų. Ir čia dabar parodysiu tokį vaizdo įrašą. Prieš 7 metus šis įrašas yra įkeltas apie senjorą, kuriam 95 metai ir jisai mokosi griūti ir mokosi saugiai ant minkštų paviršių, moko jis ir kitus, kaip reikia taisyklingai griūti, bet jisai treniruojasi griūti. Ir vėlgi yra įvairių nuomonių, ar čia gerai, ar blogai, sunku pasakyti, tos nuomonės yra įvairios. Vieni mano, kad pavojinga čia taip treniruotis, nes kas ten gali žinot, kas per tą treniruotę įvyks, gal bereikalingai patys savo sukelsim tą griuvimą ir nelabai taisyklingai kažkaip nusileisim, ar kažkoks nelaimingas atsitikimas įsivels, čia irgi toks tikrai nesportas, tai tokia treniruotė specifinė. Vėlgi yra tų nuomonių, kad čia vyresnio amžiaus žmonės turi jau tikrai įvairių lėtinių problemų ir kad tas toks trankymasis, kad ir į minkštus paviršius, tai irgi nėra labai sveika mūsų kūnui. Bet iš dalies tas žmogus galbūt pasąmonėje užfiksuos kažkokią programą, kaip jam reikia saugiai nusileisti ir įvykus iš tikrųjų pavojui rimtam, sugebės jis tą programą įjungti ir nesąmoningai labai save apsaugoti ir taisyklingai nusileisti. Tai vėlgi, jeigu jau nori mokintis griūti, tai iš tikrųjų būtų gerai, kad griūtumėm tikrai labai saugiose sąlygose, su instruktoriumi, kuris išmano, kaip ten griūti, parodyti. Ir irgi, kas per daug tas nesveika, tai tikriausiai nereiktų labai persistengti, nes tai irgi gali būti pavojinga. Dabar kaip elgtis, jeigu visgi nukrentam tuose namuose, ką daryti, kaip atsistoti saugiai, taisyklingai, kad sukelt mažiausiai savo žalos. Tai vėlgi ta taisyklė, kad nebandyt greitai ir staigiai keltis, nes iš tikrųjų yra labai daug atvejų, tiek iš mano irgi praktikos, su žmonėm, kuriais dirbu, bendrauju, tai labai dažnai egzistuoja ta tokia šoko būsena ir tikrai ne viena klientė yra pasakojusi, kad nukrenta kažkur žiemą ant ledo, suskausta truputį lyg ir tą klubą, bet iš tos inercijos, iš baimės, kas čia atsitiko, kad nugriuvau, užlipa dar, parbėga namo dar nemažą atstumą, užlipa į 5. aukštą, atsisėda jau ant lovos ir tada supranta, kad jau neatsikels nuo tos lovos ir paaiškėja, kad ten jau yra lūžęs šlaunikaulio kaklelis. Tai vėlgi, ta streso būsena, aišku, padeda sugrįžti namo, bet gali ir pakenkti, jeigu tai yra kažkoks lūžęs kaulas ir mes ten jį dar apkraunam kurį laiką, tai tikrai jisai nepadėkos dėl to nesaugojimo ir tas skausmas tikrai gali būti žymiai aštresnis negu iš karto įvykus traumai saugiai patekti į ligoninę. Tai tikrai nereiktų iš karto atsistot, reiktų įvertinti, ar gerai, ar galiu čia judinti ranką, koją, kur susitrenkiau stipriausiai, kaip jaučiuosi, kokia ta priežastis, netgi irgi vėl labai svarbu buvo. Ir jeigu tas sužeidimas yra rimtas, tai tikrai nebandyt pačiam keltis, jeigu jau jaučiam, kad negalim pajudinti ant to kelio ar rankos, ar galvą labai stipriai susitrenkėm, tai tikrai nereikia pačiam keltis, jeigu tik yra pagalba kažkur, kur girdės mus, tai reikia ir šauktis tos pagalbos ir nebūti didvyriais, bet kad nebijot, kad ateis žmogus, kuris galbūt objektyviau įvertins situaciją. Ir vėlgi, jeigu nepavyksta taip iš karto atsistoti, reikia
jaučiam, kad ne, kažkas čia truputį rimčiau, arba, pavyzdžiui, nežinau, man stresas, nežinau, ar čia viskas gerai ar negerai, tai iš tikrųjų geriau laikytis to atsargumo priemonių ir apsidairyti aplinkui, ar yra kažkur kažkoks tvirtas daiktas, sofa, lova, stabilus kažkoks tvirtas paviršius, į kurį vat, galėsiu atsiremti ir jis man padės atsistoti. Nes, na, aišku, ne visada tie griuvimai kažkaip labai čia blogai baigėsi. Tikrai, patys jaučiam, kada čia rimčiau, kada kažkaip, nieko labai stipraus ir nenutiko. Tai jau jeigu tas rimčiau, tai tikrai darom geriau atsargiau. Ir vėlgi, jeigu matom, kad čia jau tas atsistojimas bus apsunkintas, nes suprantam, kas čia įvyko, baimė kažkokia aplankė, tai tikrai reiktų apsidaryti, kur telefonas ir galbūt iki jo reiks ir prišliaužti 4 kažkaip, kad išsikviesti pagalbą. Tai tas adekvatus situacijos išvelgimas, išbandymas mums padės savo ir pagelbėti iš tikrųjų geriausiai, kiek įmanoma. Ir jeigu vėlgi tikslas, pargriuvus, pereiti ant 4 po truputėlį, jeigu nežinom, kas čia vyksta, kaip yra, ar skauda kažką neaiškiai, tai kuo saugiau atsistoti, tai reiškia pereiti ant 4. Tai vėlgi pasukt galvą, pasisukt per kažkurį šoną, atsiremt alkūnėmis pradžių į grindis, ne iš karto ant riešų, nes gal riešus skaudės. Ir mes ten per tą staigų kėlimąsi dar kažkur labiau sužalosim, jeigu ten kažkoks lūžis yra, tai protingiau būtų alkūnėmis atsiremti, bet vėlgi, jeigu remiamės ir jaučiam, kad skauda petį, skauda tą pačią alkūnę, tai gal tik viena ranka tą daryti, įsivertinti, kas vyksta, jeigu jau ant abiejų rankų nepavyksta, tai vėl bandyti gal tik su kojom stengtis atsistoti, bet jei ir kojas kažkur skauda, tai tada jau tikrai reikia šauktis pagalbos, nes čia nejuokinga. Ir kelias vėlgi, kai pereinam ant tų 4, atsiremiam alkūnėmis, vėl pabūnam, kad ir įsivertint, ar neskauda kelio ant tų 4 būnant, ten nežmoniškai skausmas neaštrėja, ranka ten kažkur neaštrėja skausmas, kad įsivertint, ar galiu šitoj padėti išbūti, nes man dar reiks paropoti, nueiti truputį toliau iki kažkokios atramos, kad galėčiau atsistoti. Tai vėlgi reikia stabilizuoti savo kūną ir tik tada pradėti ropoti. Jeigu jau ropoti nesigauna, galbūt šliaužt gausis, bet bandyti tą savo kūną eiti ar prie telefono gabent, arba prie atramos ir bandyti atsistot gabent. Vėlgi yra žmonių, kurie žino, kad, pavyzdžiui, ateina irgi į konsultaciją ir aš vyresnio amžiaus žmonės matau, kad tas judėjimas žmogui yra jau šiek tiek apsunkintas, jis papasako, kiek turi daug įvairių sveikatos problemų ir visuomet paklausia, ar jisai galės nusileisti ant žemės ir po to atsistot. Ir dažnai tikrai būna, kad žmonės sako, nusileisti galiu, bet atsistot, tai niekaip neišeis jau savarankiškai vienam be pagalbos. Tai vėlgi, tokie žmonės, tai jau iš karto, jeigu žino, kad net traumai neįvykus, kūnas nepajėgus atsistojimo padaryti, tai turi kviestis pagalbą ir neeksperimentuoti, nebandyti, nes gali ir antrą kartą griūti ir tas antras kartas gali būti net blogesnis negu pats pirmasis. Tai vėlgi, labai čia save reikia pažinoti, jausti ir žinoti savo kūno galimybės. Nes stebuklas tikrai neįvyks, jeigu negalėjom iki traumos atsikelt nuo tos žemės, tai po traumos tuo labiau. Ir jeigu jau pasiekėm tą stabilų baldą kažkokį paviršių, kur galim atsiremti, tai ir atsiremiam, vieną koją pastatom į priekį, galim kažkuria stipresnė, arba ta, kuri yra nesužeista, jeigu vieną kažkur jaučiam, kad skauda, nes jinai bus mūsų atrama, įsispyrimas kaip pagrindas, kad galėtume pakilti. Ir be abejo save keliam, bandom sukti, kad atsisėstumėm, bet vėlgi, jeigu atėjom prie stalo, tai tikrai neatsisėsim, tuomet jau reiks stovėti ir bandyti eiti ir pasiekti tą pagrindą, kur galėsim padaryti atsisėdimą, nes atsisėsti visgi tikrai svarbu. Ir atsisėdus ramiai įvertinam situaciją, pailsim, atsikvėpiam, nusiraminam ir jeigu reikia, jau ieškom pagalbos.
Ir labai dažnai žmonės slepia nugriovimus, nugriūna tikrai ganėtinai kartais ir stipriai namuose, susimuša, ten skauda kelį kokį pusmetį, bet niekam nesako, kad buvo čia tas griuvimas, tiesiog sako, skauda ranką, skauda koją, nežinau kodėl, nors iš tikrųjų žino, kad buvo griuvimas, bet bijo pasakyti šeimos nariams, kad vat, kad jie nepagalvotų, kad tas žmogus labai stipriai sensta ir kad čia nereiktų jo kažkur išvežti į slaugos namus. Nes jau rodosi tas senėjimas, ar kad reikia jau pagalbos, jau reikia šalia kito žmogaus, kad tam žmogui pagelbėti. Tai iš tikrųjų bijo žmonės vyresni, kiek matau, tikrai pranešti, arba ne visiems. Ir vat iš savo šeimos narių rato irgi kartais man matau, kad ne visiems pasako tą informaciją, vieniems pasako, kad čia buvo griuvimas, skauda, kitiems bijo pasakyti, kad buvo tas griuvimas. Nes jau tikrai numato, kad jau kažkas priims tą informaciją normaliai, o kažkas šiek tiek hiperbolizuos, tai bent jau reikia pasisakyti savo šeimos gydytojui. Ir nesvarbu, kad gal įvyko ta trauma, susitrenkėme, bet ir kaip ir pagerėjo, ne ten savaitę gal paskaudėjo, bet po truputį tas skausmas rimo, bet jisai vis dar egzistuoja, kad ir lėtinis, ten 2-3 balų, bet va, tą kelį dar kartais paskauda. Tai iš tikrųjų reikia pranešti savo šeimos gydytojui, nes jeigu turim tokią vietą, kur tas lėtinis skausmas egzistuoja ilgai, tai tikrai, kad neignoruotos vietos, nes kartais vat, ir tas skausmas gali sukelti kitose kūno vietose problemų, tarkim, atskauda kelį, ne kairįjį, ir aš greičiausiai pradėsiu nesąmoningai įsaugot, nes man yra skausmo signalas, mano kūnas bandys visom įmanomom pastangom apsaugot tą pusę, kad jos neapkraut, ir visa kita pusė gali būti, kad perims mano tos kojos funkciją, darbą, bandys atlikti už ją didesnį. Ir iš karto, ilgainiui, tikrai ne iš karto, bet pradės tarkim, ta dešinė pusė, koja, nugaros galbūt raumenys kompensuot, vat mano tos silpnesnės kairės pusės darbo kojas, ir laikui bėgant man gali prasidėti kažkokie nugaros skausmai, klubo priešingos netgi pusės skausmai, vien dėl to, kad tiesiog pervargsta ta raumenų grupė dirbti dvigubą darbą už tą pusę, kuri vat yra sužeista, kur su ja ne viskas yra gerai. Tai netgi ir tie lėtiniai skausmai, jie nėra gerai, kad ilgai tęsiasi, reikia išsiaiškinti tą priežastį, kas ten nutiko, ir ją pašalinti, nes mes kartais ir pamirštam, kaip jautėmės geriau ten prieš 10-20 metų, nes tas procesas toks jisai įsisenėjo, užsisuka ir atrodo, ai, čia taip visą laiką buvo, visą laiką taip jaučiausi, nors iš tikrųjų taip nėra. Reikia pagalvoti apie, bandyti prisiminti tą maksimaliai gerą savijautą ir stengtis jo siekti, nes labai lengva pamiršti, kaip galim jaustis geriau. Dabar apie pagalbą nukritusiam, kaip elgtis, jeigu nukrenta kitas žmogus. Ir irgi čia daug istorijų girdėjau apie tą pagalbą, kad draugės, draugai, ten nepažįstami praeiviai, norėdami to gero, kartais dar ir pakenkia, tarkim, nukrenta žmogus ant ledo, ir kitas irgi pribėga ir ten nori greičiau pakelt, neįvertina tos situacijos ir dar pats užgriūna ant to pargriuvusiojo, irgi kartais tai būna. Ar pavyzdžiui, dažnai irgi tenka nematyti, bet girdėti, ir taip net refleksiškai atrodo, tarsi jeigu aš nukrisčiau, tai tikrai norėčiau greičiau, kad mane pakeltų, ir ten būna užsikabina už kito žmogaus kaklo, už pečių, ir pats tarsi save kelia, o tas žmogus, jeigu dar svorio kategorija irgi ne kokia, tai irgi gali tiesiog pargriūti kartu su mumis, ir dvigubas tas kritimas ir dar stipresnis gali įvykti. Tai tikrai, kai visų pirma, tai neskubėti žmogaus kelt. Jeigu ten vėlgi nėra pavojus, kad ten toje mašina pervažiuos ant kelio, ar dar kažkoks pavojus, kurį jau tikrai reikia įvertinti, labai stipriai, kad nespėsim, reikia greitai padaryti, tada jau taip, jau ten nėra pasiaiškinimų, kodėl darau ar nedarau, bet jeigu ta situacija leidžia, tai iš tikrųjų reikia neskubėti. Išsiaiškinti, kodėl tas žmogus nukrito, gal jam koks insultas ištiko, gal, kodėl, ar užkliuvo jisai, ar paslydo, ar kažkokiu kitokiu ten tų ligų turėjo, galbūt ten kelsimo, ten smegenų kažkoks nervų sistemos, problemos yra, ir jisai dar antrą kartą gal nukris. Tai tikrai labai svarbu įvertinti ir neskubėti to žmogaus kelti, įvertinti situaciją.
Ir visų pirma, tai leist, kad tas žmogus pats bandytų parodyti, ką jisai gali, ar jam skauda, nes vat, po to bus irgi video įrašas, kaip matysime, kaip vyksta tas saugus kėlimas, kaip pereiti iš vienos padėties į kitą, tai jisai lygiai toks pats, vat, kur dabar ką tik aptarėm, kaip pačiam savo netaisyklingai atsikelt maksimaliai. Tai ir kitam tuo pačiu principu, tik tai, kad dalyvauja kitas žmogus ir jisai gali kažkur truputį kilstelt, padėti, parodyti, kaip į tas padėtis perėti, na, šiek tiek ramiau, ne tą situaciją parodyti. Tai iš tikrųjų leisti tam žmogui rodyti kuo daugiau, ką jisai gali ir ar ten labai tie stiprus sužalojimai yra. Ir neleis tikrai kabintis už kaklo tam žmogui, taip pat atitraukti, nes gali tikrai nutraukti kartu ir šalia esantį, ir jau jeigu kitaip neišeina, tai tas kėlimas yra toks labai staigus, neapgalvotas, tai bent jau svarbu pagalvot man pačiam kaip pagalbą teikiančiam asmeniui, kad aš būčiau labai stipriai įsirėmusi, į pėdos mano būtų įsirėmusios ir tada tą kėlimą atlikti, kad aš pati nenuslyščiau, ypač jei yra slidus kažkoks paviršius ar svorio kategorija yra labai skirtinga. Ir būtų iš viso geriausia, jeigu, vat, kaip kalbėjom, kad pačiam keliantis reikia kažkokio stalo, kėdės, paviršiaus stipraus, tai irgi, jeigu tik leidžia aplinkybės, tai labai svarbu tam žmogui, kuris padės, paieškoti irgi atramos, kad jinai padėtų, atliktų tą pakėlimo funkciją ir mažiau reiktų man keliančiajam tą daryti. Nes galima prisitaikyti, ten viena pusė atsiremia į atramą stiprią, kita ten pagelbsti žmogus, kuris nori padėti. Tai kuo daugiau tos atramos stabilesnės, tuo yra saugesnis kėlimas. Ir taip, čia va dabar bus toks vaizdo įrašas, rodoma, kaip keliamas kitas žmogus, čia labai pasyvus toks žmogus jau parodytas, paprastai turėtų tas pargriuvusysis būti šiek tiek aktyvesnis, jeigu nėra kažkokio rimto sužalojimo, ar tiesiog jisai dar tas sužalojimas yra toks pakenčiamas, tai turėtų tą sulenkimą pats žmogus padaryti kojų, nebent jam parodyti, kokia ta padėtis, nes šoko būsenoje gali būti. Čia jau labai taip sulėtintai, labai jau mažai pasyviai atlieka, paversti ant šono, kaip ir kalbėjom, kad tas ant šono pasivertimas ir stengimasis pereiti ant 4. Tai pasivertimas, viena koja įsispirt, kad pavyktų irgi, kad lengviau verstis. Ir čia jau moteris padės, truputį atliks tą pakėlimą, bet jinai stengsis paimti kuo didesnį apimt plotą, negriebti tik už rankos kažkur. Ant 4 perėjimas. Ir vėlgi, tiesiog pats žmogus turi bandyti nuropot iki atramos, iki paviršiaus kažkokio, galbūt net ne vienas žmogus gali padėti ir atlikti tą atramą, jeigu tai yra saugu. Ir vėlgi, kaip ir rodėm prieš tai, kad viena koja į priekį, kurios neskauda, kuri tvirta, ir vėl čia pagalba, truputį kilstelėjimas, vėl paėmus už pavasties, už krūtinės ląstos, bandyti kilstelti, kad tam žmogui būtų lengviau pakilti. Jeigu įmanoma, tai kuo mažiau tos pagalbos, tiesiog šalia prilaikymas, kad žmogus nesusvirduliuotų ir kad atsiremtų turėtų į ką ir dar kartą nenukristų keliantis, tai tikrai jo ten tempia.
per prievartą plėšt už pažastų, už krūtinės, tai tikrai nereikia, nes tikrai yra labai pavojinga, abu kartu turi dėtas pastangas. Vėlgi, kaip elgtis, jeigu nepavyksta atsikelt, žinom, kad nesugebėjom ir prieš griuvimą nuo to žemės pasikelt, nes tikrai jau suprastėjusi sveikata, tai visgi reikia bandyti šliaužti tada link to telefono. Žinom taip, kad gal neatsistosim, nepastatysim, kad nepadės net atrama, jeigu jinai bus, kad negalėsim, kad jeigu bandysim, tai dar galim kristi, tai tada tiesiog bandyti šliaužti arba ant 4, arba su rankom tiesiog šliaužti kaip kareiviai, bet šliaužti ir ieškoti telefono, kuris yra padėtas, įvertinti ir stengtis kuo greičiau skambinti, ieškoti pagalbos. Tuomet vėlgi yra tų griuvimų, kad tikrai daug, net yra apie 50% tų vyresnio amžiaus žmonių, kurie jau tikrai turi vyresnį gerokai amžių ir turi labai daug sveikatos problemų ir niekaip negali atsikelt be kitų, ir čia tikrai didelė jiems problema, ir yra irgi net tyrimais įrodyta, kad yra net nemažas procentas, kad tų žmonių, jeigu jie ypač gyvena vieni arba pasilieka kurį laiką vieni, jie gali net daugiau negu valandą ir išgulėti ant to žemės, jeigu nėra to telefono, ar jis ten kažkur pamestas, ar iš to streso nebežino, kur jį padėjo. Tai iš tikrųjų irgi labai pavojinga, ir ką daryti, jeigu jau ten šaltai kažkur pargriuvome ir negalim prisikviesti pagalbos kur nors ten miške. Miške, tai aišku, čia nepavyks užsiklot, bet jeigu namuose kažkur šildymas neįjungtas, tai tikrai reiktų užsiklot kuo šilčiau, jau viską, kad turim užsidėti, antklodę, ten lovatėse, ten drabužį kažkokie, jeigu yra, kad tiesiog jeigu reiks tam šaltį išbūt, kad nesušalti, nes tikrai daug žmonių gulėdami ant tos žemės kažkur skersai gali ir plaučių uždegimą patirti, ir jeigu dar ilgiau išgulės ten savaitę, tarkim, ant tos žemės, nes nėra jėgų, ten kažkur rankos kojos lūžusios, tai ir hipotermija gali ištikti, ir skysčių tas trūkumas, ir ten labai daug baisių dalykų atsitikti, tai iš tikrųjų, jeigu tik įmanoma, tai labai svarbu šaukti, telefono ieškoti, sukelt triukšmą, belsti grindis, radiatorius, kad tiesiog pavyktų atkreipti dėmesį, galbūt išgirs koks nors kaimynas, neprarast vilties, kad kažkas išgirs. Tai čia ir tikrai taip kartais baigėsi tie griuvimai, ir labai svarbu šalia kažkur žinot, kur yra tas telefonas, jeigu prireiktų, kad kviestis pagalbą. Ir vėlgi dažnai labai daug žmonių neįvertina to rimtumo savo traumos patirtos, ir mažiausia čia blogybė, jeigu ta trauma nėra kažkokia labai rimta, bet mums atrodo, kad rimta, ir eisim pas gydytojus konsultuotis. Tai čia tikrai geriau jau tai, negu kad atvirkščiai, negu kad manom, kad čia nieko rimto iš tikrųjų ir kad praeis, o iš tikro ten yra daug blogų dalykų. Tai vėlgi yra tų patarimų, tarkim, nukrentam, susimušam, jaučiam, kad skauda, tai kad skausmą sumažinti rekomenduojama šaldyti, bet vėlgi dabar yra įvairių teorijų, kad tas šaldymas jisai sumažina skausmą, ir mes negalim objektyviai įvertinti, ar ten yra rimta ar ne, nes mums atrodo, taip, skausmas sumažėjo, vadinasi, gal čia nieko blogo. O iš tikrųjų gal ten yra labai blogai, ir jeigu mes būtume nešaldę, tai tas skausmas būtų labai labai stiprus ir net negalėtumėm jo iškęsti, reiktų kreiptis iš karto pagalbos dėl skausmo. Ir vėl reikia, kad galbūt tas šaldymas, kad pagalbą kažkaip pasikviest, kad tiesiog galėtume mąstyti, reaguoti, gal kurį laiką ir protingą pašaldyti, bet vėl reikia neprarasti to adekvatumo, kaip ten iš tikrųjų įvyko. Ir jeigu matom, kad skausmas ir kitą dieną yra labai aštrus, ir jeigu nešaldant mes ten jo pakelt negalim kitą netgi dieną, ar nepavyksta judinti, ant rankos lankstyti nesigauna, nors prieš tai galėjom, nes yra žmonių, kur ir šiaip negali, be neįvykusios traumos negali tos rankos sulenkt.
tai tada čia nieko naujo neįvyko, bet jeigu galėjo ją sulenkti, o dabar nebegali, tai vėlgi labai rimtas indikatorius, kad reikia kreiptis pagalbos, arba net gali matytis kažkokios deformacijos, tarkim ir piršto kažkokia deformacija įvyksta. Tai vėlgi, tai labai svarbu, kad čia jau kažkas yra rimčiau ir kuo greičiau pas medikus turim keliauti. Vėlgi labai neignoruoti, kad sumažėjusi ta amplitudė, kad jinai prieš traumą buvo vienoks judesys, po traumos jau kitoks ir jisai nesikeičia laikui bėgant, tai tikrai labai svarbu. Tuomet vėlgi, jeigu praėjo jau šiek tiek laiko ir vis tiek girdimi kažkokie keisti garsai, traškėjimai ir kurie skauda, kai darom judesį, ne judesio metu, tai čia labai irgi svarbu, tikrai vadinasi, ne viskas gerai. Jeigu sutinimas sąnario, jisai labai ilgai lieka, nors jau jeigu yra tas sutinimas, jau irgi kažkas vadinasi rimčiau pažeista. Tai ar tas sąnarys kaist pradeda, vėlgi vadinasi, ten jau kažkokie procesai rimti vyksta ir tikrai reikia aiškintis, nepalikti taip, arba ten jau labai didelė mėlynė, tikrai didelė, ir jau ten kraujotaka labai stipriai pažeista toje vietoje, irgi nereikia, ar dar yra pats žmogus turi kažkokių kraujotakos sutrikimų, gal kraujas krešėja negreitai, tai vėl labai čia irgi neignoruoti net ir tos didelės mėlynės, nes mėlynės paprastai tai mes ignoruojam, čia gal nepatino, mėlynė liko, tai praeis, bet jeigu ta mėlynė yra labai didelė ir mes turim problemų su kraujotaka, tuomet irgi labai gali baigtis pavojingai. Radau irgi beieškodama pagalbą, kaip suteikti savo tokias klubo apsaugas. Lietuvoje tikrai jų nėra įsigyti, kiek žiūrėjau, kiek ieškojau. Daugiau čia užsienyje tokios apsaugos yra, čia būtent šlaunikaulio kaklelio prevencijai, kad nelūžtų tas šlaunikaulio kaklelis, yra diržai, tokios kaip ir kelnaitės užsimauti su apsaugom būtent klubuose, kad jeigu jau įvyksta taip, kad krentam ant klubo, ne ant sėdmens, o ant tos šoninės dalies daugiau, tai kaip apsaugoti tą savo klubą, kad jisai nelūžtų, tai tokie pagalvėliai įsiūta kažkokia apsauga, kad nesutrenktų. Nežinau, kodėl Lietuvoje nėra, gal nepasiteisino, gal kažkaip karšta labai čia su tokiom apsaugom vaikščioti, ar ten, jeigu žmogus žino, kad dažnai krenta, tai galbūt ir protinga būtų užsidėti, kai vaikšto, tarkim. Ir vėlgi, kalbant apie tą riziką, tai tą riziką iš tikrųjų didina jau anksčiau įvykę griuvimai. Tai reiškia, kad jeigu žmogus yra jau griuvęs, tai didelė tikimybė, kad jisai grius dar kartą. Ir kuo dažniau tie griuvimai kartojasi, tuo reiškia, kad tikrai neįvyks stebuklas, jie tęsis toliau, reikia ieškoti priežasčių, kodėl jie vyksta, kas ten vyksta ir kaip išspręsti problemą. Prastėjanti fizinė vėlgi būklė. Tai jeigu žmogus sensta, keičiasi ten visi fiziniai pajėgumai, tikrai rizika yra labai didelė ir reikia vėlgi apie tai mąstyti ir tai įmanoma užkirsti kelią, nes savo fizinį kūną mes galim tikrai stiprinti, tiesiog jau tam reikia fizinių pratimų ir vėlgi senstantas ir mažesnis gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą natūraliai vyksta ir vėlgi, tai būdinga senyvo amžiaus žmonėm vyresniem ir čia jau, taip yra, kad būdinga ir mums reikia tikrai mažinti tą tikimybę pusiausvyrai prastėti ir užkirsti kelią kiek įmanoma, greičiau ir kad ir vėliau, bet geriau negu niekad, bet stengtis gerinti savo pusiausvyrą, stiprinti kūną. Per trumpą vėl laiką pasikartojantis griuvimai, tai vėlgi yra blogėjančios bendros būklės požymis. Tai kuo tas laikas griuvimo, jeigu aš ten nukrentu kartą metuose, tai gal tai ir nėra baisiai jau rizikinga, bet vėlgi reikia žiūrėti, kodėl tas nugriuvimas įvyko. Bet jeigu aš griūnu tikrai dažnai, ten per savaitę 2-3 kartus, kad jau ir per mėnesį tikriausiai, jeigu jau įvyksta daugiau negu vienas griuvimas, tai arba ir kad ir kas mėnesį po vieną griuvimą, tai jau tikrai jau yra kažkoks ženklas, kad reikia kažką keisti, analizuoti, kas čia vyksta ir kokios tiesiog problemos atsiranda. Tai ta rizika tikrai išlieka visiems vyresnio amžiaus žmonėm, aišku,
jinai būna tiesiog įvertinama pagal tai, koks tas vyresnis žmogus. Vieni tikrai gali būti fiziškai aktyvūs, stiprus, tai ir ta rizika turi mažesnė, kiti galbūt turi tą riziką didesnę, bet savo aplinką labai gerai sukuria, labai saugią. Ir tiesiog ir taip irgi sumažina, o jeigu viską kartu sujungus ir kūną stiprinant, ir savo aplinką gerinant, tai iš viso ta tikimybė tikrai yra labai maža. Ir iš tikrųjų, tai irgi norėčiau palinkėti, kad būtumėt sveiki, laimingi, prižiūrėtumėt savo kūną. Tikrai ši paskaita tokia nebuvo prigąsdinti, kaip čia blogai griūti, kokie pavojai kyla. Čia daugiau yra susimastyti mums visiems, kad tas griuvimas tikrai yra nėra nekaltas, jisai sukelia labai daug problemų, tikrai platesnių mastų, didesnių mastų. Ir turime žūtbūt stengtis to išvengti, apie tą išvengimą vėlgi tęsime, toliau kalbėsime ir bandyti, vėlgi, kaip sakiau, labai sunku taisyklingai ten nugriūti, taisyklingai atsistoti galbūt, bet jeigu turėsime tą informaciją, gal kažkur svarbiausi niuansai kažkokie, kur jums užsifiksavo kažką, dabar pasikartosite, įsiminsite, jie tikrai liks, gal kažkam papasakosite iš pažįstamų, užsifiksuos ir tos nelaimės atveju, griuvimo ar pavyzdžiui, kitam, jeigu nutinka ta problema, kad jau adekvačiau vertinsim, ne taip skubėsim, pasitikėsim galbūt savimi, ar tikrai gerai darom, nes kartais irgi baisu gal net kelti, yra žmonių galbūt tipas toksai, kad bijo iš viso, kad dar blogiau nepadarytų ir net tiesiog neina padėti iš tos baimės, ar ten iš karto greitai jie kviečia, tai vėlgi labai svarbu pasikalbėti su to žmogum nukritusiu, įvertinti situaciją, ar pačių artimųjų tarpe gal yra irgi nukritusių, ar nukris dar ne, tai irgi drąsiau jausimės ir tikrai tos taisyklės, jos maksimaliai mažiausią žalą gali padaryti, tad vėlgi, kiekvienas atvejis yra labai skirtingas, tai tikiuosi, kad galbūt pritaikysite savo buityje, gyvenime tuos patarimus ir jie jums pravers. Tai linkiu saugoti save, prižiūrėti ir būti sveikiems. Ir čia vėlgi labai trumpai literatūros apžvalga, kurią naudojau, bet yra tos literatūros ir žymiai daugiau, nuomonių irgi yra žymiai daugiau. Tad likite sveiki ir iki.